Taigi yra skirtumas tarp to, ką mes pasakojam vienas kitam, nes mes vieni kitus gerai pažįstam, gerai suprantam ir žinom kontekstą, kas vyksta. Įsivaizduokit, stovi būrelis vaikinukų, aš ateinu ir sakau, Petrui pavyko. Ir jie visi. Mes visi suprantam, ne? O jūs žiūrite galvot. Aš pasakiau 2 žodžius, Petrui pavyko. Ir visi mes, arba gali būti priešingai. Ateinu ir aš sakau, Petrui pavyko. Ir visi sako, ką? Jūs žiūrite ir galvot, apie kas čia atsitiko, ko jie taip sunerimo visi? O jie žino, kad Petras stoja į aktorinį ir mes esame jo geri draugai ir jam pavyko įstoti ir mes linkime jam visko geriausio. Ir aš atėjau, sakau, Petrui pavyko, visi, Petras įstojo. Mes vienas kitą, kada pažįstami, suprantame iš pusės žodžio. Jeigu aš pasakoju istoriją ekrane, aš turiu padaryti taip, kad suprastų ją auditorija, visi. Sakoma, kad yra 3 dalykai pasakojant istoriją. Yra istorija, kurią pasakoji, yra pasakotojas ir yra klausytojas. Visi 3 dalykai yra labai svarbus, vienodai svarbus. Niekada neužmirškite klausytojo, kam jūs žiūrovo, kam jūs pasakote. Ir visada savęs klauskite, ar jam bus aišku, ar jis supras, nes istorijas mes pasakojam ne savo, o kitam. Kad kitam būtų juokinga, kad kitam būtų liūdna, kad kitam būtų baisu. Kitam, tas, kuris mūsų klausomas, pasakojam istoriją. Taip? Tai apie šitą galvokite visada apie žiūrovą, kuriam pasakojat ir klauskit, ar tai jam suprantama, ar tai jam suprantama. Nes jeigu tik nesuprantama, iš karto būna labai nuobodu. Jeigu žiūrima tai ekrane žmogus dėl kažko kankinasi labai, ir taip ten jam sunku, jis taip kankinasi, o tu žiūrė abejingas, kad nesupranti, dėl ko jis kankinasi. Jeigu supranti, tu kartu su juo gali pergyventi, kankintis ten ir taip toliau sekti jį. Bet turi suprasti, dėl ko jis ten kankinasi. Priminsiu vieną pasaką apie bobutės ir senelio nuotykius danguje. Ir žiūrėkit, jeigu aš pradedu pasakoti šitą pasaką taip. Priėjo senelis ir močiutė dangaus vartus, pasitinka jo šventas Petras. Ar nekilo jums klausimas, o kaip jie į tą dangų pateko? Ne čia yra istorijos pradžia. Arba reikia sakyti, senelis ir senelė pasodino pupą. Ir ta pupa pradėjo augti. Priaugo iki lovos. Boba sako, imk senį kirvį, prakirsk lovą. Prakirto senis lovą. Pupa augo, priaugo iki lubų. Boba sako, imk senį kirvį, prakirsk lubas. Prakirto lubas. Augo, pupa priaugo iki stogo. Boba sako, imk kirvį, kirsk lubas. Prakirto. Priaugo pupa iki dangaus. Tarėsi Boba su dėdu, ką daryti, lipsim, nelipsim, lipsim, nelipsim. Lipam. Bet štai tada jie užlipo į dangų, priėjo dangaus vartus, ten šventas Petras pasitinka. Pasakojama toliau. Kur mes pradedam istorijos pradžią? Ant žemės, ten, kur yra viskas labai paprasta. Kada aš sakau, gyveno senelis ir senelė, jums yra visiškai aiškus vaizdas. Nekyla jokių klausimų. Tai yra labai paprasta, labai aišku. Vaizduotėje mes iškart matom trobelę, namelį, senelę, močiutę, aplinką, viskas yra labai aišku. Pasodino pupą. Irgi tai yra įprastas, paprastas pasaulis. Paskui pradeda vystytis kažkas, keistis, tas pasaulis pradeda griūti, atsiranda tokia pupa, kol galiausiai iškyla klausimas. Eiti į tą istorijos pasaulį, nes dangus jau yra kitas pasaulis, istorijos pasaulis. Jeigu jūs atidžiai pažiūrėsit visas istorijas, tai visos istorijos vyksta kitame pasaulyje, istorijos pasaulyje. Danguje, Eglė Žalčių karalienė, kur vyksta pagrindinė istorija? Po vandeniu, po jūros pasaulyje. O Oželis visada, kai pabėga nuo močiutės ir dėduko, kur bėga? Į mišką bėga. Žodžiu, gyvenimas gali virsti istoriją. Paprastai gyvenime nebūna taip, kad jau atsitiktų pilna užbaigta istorija. Bet jį galim paimti ten esančius įvykius, žmonės, veikėjus, kaip tam tikrą pagrindą
iš ko jau paskui galime kurti filmuką. Kur visada yra įdomus dalykas, kur atsiskleidžia veikėjas istorijai. Yra tokia patarlė, draugą nelaimėje pažinsi. Taip, tai istorijoje irgi turi būti ypatingos kažkokios aplinkybės ir kur žmogus turi rinktis. Jums nieko nereikės kalbėti, tik tai darysite tai, ką aš sakysiu, gerai? Žiūrėk, dabar atsistok, nebėg, nieko baisaus nesakysiu. Stovi va čia. Jis važiuoja, sakykime, čia, nežinau, autobusu, trobusi, o tu ateisi iš ten įlipsi į troleibusą ir atsisėsi. Būk kol kas ten, ar ne? Ateik atsisėsk. Sausėdį ramiai. Pažiūrėk ją ir vėl nusisuk, pažiūrėk. Ir vėl nusisuk. Dar kartą pažiūrėk. Atsisėsk. Jo, ten žiūrėk pro aną langą pradėk žiūrėti kažkodėl tai. Anuoj pusė. Ne taip smarkiai, tiesiog žiūri pro aną langą. Aha. Šiek tiek taip, paimk ir kėdę arčiau prisitrauk. Čia keltas ant denio kėdės stovi. Dar arčiau prisitrauk kėdę. O, man atsakyti nereikėjo, matot, kad pasideda, Pasuk tai va kėdėje. Dabar ir tu nusisuk taip, sukėdė. Aš jau pamečiau savo scenarijų, nes jinai pradėjo kurti naują scenarijų, tai aš jau nebežinau, kaip dabar baigsis. Gerai, ačiū, paplokim aktoriams. Taip, viskas. Ar pamatėmės istoriją? Galbūt ne visą istoriją. Ar jie susipažino? Buvo du svetimi žmonės, kažkas atsitiko. Ar ne, buvo du svetimi žmonės ir pabaigoje mes matėm, kad jie jau pradėjo kalbėtis, bendrauti, ar ne? Jų santykiai pasikeitė. Jie buvo svetimi, jie tapo pažįstami ir iš to, kaip jie kalbėjosi, nes ir iš vieno veiksmų, ir iš kitos veiksmų mes jau jautėm, kad tarp jų yra tam tikra simpatija, nežinia, kur toliau ta istorija nuvestų, bet kad jie susipažino. Paprastai meilės istorijoje, kas turėtų paskui atsitikti? Susipažįsta, viens kitą pamilsta, bet kažkas atsitinka, kad jie išsiskiria ir va tada prasideda didžioji istorija, kad jie turi vėl susitikti. Ja? Vėlgi mes žiūrėjome šitą istoriją, viskas vyko be žodžių, bet keitėsi vidiniai santykiai. Kas yra svarbiausia istorijai? Istorijai svarbiausia, kad vyktų va šitas vidinis pasikeitimas. Ar santykių, ar paties žmogaus, jo santykis į patį save, į pasaulį. Jis kažką turi suprasti, kažkas turi įvykti viduje. Taigi jūsų istorijose, kurias pasakosit, irgi jeigu tai jau bus tokios sugalvotos daugiau, sukurtos istorijos, visada paklauskite savęs, atsitiko kažkas su veikėju ar ne. Tai kągi, sėkmės jums tada ir viso geriausio jūsų kūryboje.